Nu va, vos telpu į kadrą. Žodžiu, uodega va padaryta. Čia va tokia gaunas kaip rodiklė, rodo iš kur vėjas parein, tai puč tenais. Tai. Čia toksai alė, žinai. Tai va, toks tas rėmelis bus mano. Nu, bus rėms baisiai didelis. Tai matysim, kas čia bus. Svoris nežinau, gal... Čia gali būti koksai 15 kg gal bus visas rėms sver. Tai va, toks va tas atrodė toks... Iš pradžių galvoju tokiai nedidelį gamint, bet gavas toks koks gavas. Tai... Kaip čia dabar parodyt? Opa, nu kažkaip va tai bus. Generatorius bus vienoj pusėje biškai išnešts nuo ašies. Skaityk, aš iš čia, nežinau kaip čia rodyt geriau. O gal taip geriau matysis. O. Nuo ašies vienai pusėje bus uodegos tiesioji ein nuo rėma, kaip rėmas ein tiesus. Šitą pusę ein tiesiai. Tai čia va grinai uodegos tiesioji bus, palei tą rėmą toj pusėj, o toj pusėj sraigto ašis bus rėmo. Tai va, tai yra. Kažkaip taip, biškai čia su kai kuriais žmonėm irgi bendravau, tai taip patarė daryti. Tai taip ir padariau. Žodžiu, dabar yra išgruntuotas rėmas. Ir to, jeigu bus norą, nusidažysiu, tai matysim, kaip čia bus. Čia, žodžiu, šitas sukinėjas ant šito. Jokių guolių nedėjau, ant varžą tiesiog sukinėjas kuo puikiausiai. Čia tie guoliai yra, galiu pasakyti, išmislas. Ir dabar tik nesugalvoju, kaip padaryti tą uodegą, kad, žodžiu, kad jinai vaikščiotų į vieną ir į kitą pusę, bet ji nenori padaryti laisvą. Nežiūrėjau, Michailas darė video ten apie uodegą savo irgi. Tai, žodžiu, gaunas taip, kad ta uodega per daug jam laisva, ten maskatuojas, paskui žiūriu, pats generatorius dar nespėjai gerai įsisukti, jau jį nori suktis į šoną, nes uodega blaška ten. Tai, žodžiu, nusprendžiau ją daryti plaukiojančią, bet būt su spiruokliam šiek tiek reikia pakabinti, dar nenusprendžiau kaip tiktais. Nes be spiruoklių, nu, per daug jinai ten pas Michailą irgi žiau makaluojas, nelabai man patika. Tai va, žodžiu, dar eksperimentuosim. Rėmas kaip ir bus suvirintas, sraigtas yra, sraigtą irgi reiks dar tik nusidažyti. Dar reikės čia užsidėti, nuvažiuosiu į antrinio atliekų aikštelę, pasižiūrėsiu kokį karbonatą tenais, ar dar kažkokių būn reklaminių, tokių plastikinių visokių būn. Tai va, reikės čia įsidėti į vidų tuos visus, gražiai susiknėdyti. Ir. Nu, ilgis dabar tai jau nebežinau, čia bus, kiek buvo, 2,40. Dabar čia dar koks 2,80 bus. Rėmas visas taip ilgis. Nu, žodžiu, matysim, ką duoda ilgesnis rėmas didesnis, stabilumą, nes su tais mažesniais rėmais, kiek pamenu, darydavau čia kažkur uodegas, jie tokie plaukėdavo ten ant vėjo, nelabai stabiliai dirbdavo, tai dabar, nu, kiti sako, reikia ilgesnį rėmą daryti, ne mažiau kaip sraigto dydis, sraigtas yra 2,55, o čia gaunas 2,80, biškai didesnis negu sraigtas. Ir plus padariau didelę uodegą, pažiūrėsim, prieš tai turėdavau mažesnėm uodegam, jas irgi ten biškai blaškydavo. Valerijų Valkį sakė, kad irgi reikia didesnę uodegą daryti, plotą didinti. Nu tai dabar jau uodegą padariau, kaip reikals, matysim, kaip čia bus, nežinau. Nu tai va tiek, važiniu ir pabiškai judam į priekį, kontrolerį kol vis tiek dar neturiu. Čia gal tik ant naujų metų pagamins tam PPT iš Ukrainos. Ir, nu, bet aišku, čia mes prieš tai laiko dar galim per diodų tiltelį pasileisti. Problemas nematau aš. Ir va, diodų tiltelį turiu čia nuo eksperimentinę, su radiatoriu esu padaręs. Tai tikrai čia užteks. Tai va, šiandien jau užteks. Po darbų, po biškį, va, krapštaus darau. Ir einu ilsėtis. Tai tiek.